ką tik tas čiuvelis priplaukė ten gelbėtojas man turdure ir sako, nu ką, chibrytė, lipam iš vandens, nes yra ryklys kažkur netoli. It's the worst nightmare for many ocean swimmers spotting a fin while in the water. That was the case at Manly today with a shark lurking in the shallows. Sveiki draugučiai, nauja diena, naujas pasivažinėjimas. Praeitą video vis sakiau, kad varom pasimaudyt, būtinai išsimaudysiu, paplaukusiu, pasnorklinsiu ir realiai tik tais iki kelių įpratau ir viskas. Tai šiandienos mano tikslas yra tikrai išsimaudyti. Dabar labai geras oras, nes nėra žiauriai karšta, dabar tik kokie 24 laipsniai, vandens temperatūra 19, tai manau nebus nei per karšta, nei per šalta, bet jo, kaip matot, šiandien vėlgi sėdžiu spūstyse. Kažkodėl aš vis antradieniais sugalvoju kažkur važiuoti. Antradieniais kažkaip nebūna tiek daug žmonių niekur, tai man labai didžiulis pliusas. Jau tikriausiai iš kitų mano video supratot, kad aš nemėgstu būti ten, kur yra sausakimša, pilna žmonių visą laiką, kažkoks širšalynas. Labai man kaip tik gerai yra antradieniais važiuoti pasivažinėti, nes beveik nieko nesutinku. Beje, tas paplūdimys, į kurį šiandien važiuojam, jis žiauriai fainas, nes yra labai nedidelis, bet ten yra labai daug žuvyčių ir įvairių šiaip povandeninių gyvūnų. Šiandienos planas yra pamatyti Blue Grouper, bent jau angliškai vadinasi Blue Grouper. Ieškau kaip lietuviškai išversti, tai radau du vertimus. Vienas vertimas yra mėlynasis grėbliažuvis, kažkoks grėblys. Nemanau, kad tai yra teisingas vertimas. Ir antras vertimas buvo mėlynoji lupažuvė, kas manau, kad gerai labai atitinka to žuvies apibūdinimą, nes ta žuvis atrodo kaip jūsų Instagramo draugė, kuri ką tik prisipūtė lūpas ir dabar vaikšto visai ištinusiom lūpom ir mėlynų veidų. Tai va, planas pamatyti šitą mėlyną gražią žuvį. Šiaip tam paplūdimy yra labai daug jūros ežių, kas yra pliusas, nes to žuvis minta jūros ežiais. Gal šiandieną pavyks pamatyti. Tai va toks šiandienos planas. Važiuoti mums tikrai nereikia labai toli. Nuo mano namų 40 minučių ir mes jau esame beveik vietoj. 10 minučių liko važiuoti. Tai manau, kad jau dabar susitiksim paplūdimy. Nu va, atvažiavau prie paplūdimio, susikraunu dabar daiktus visus. Beje, šiandien turiu pasiėmęs naują hidro kostiumą. Hidro, naro kostiumą, nežinau kaip jie vadinasi. Pirkau naują. Tiem, kas klausit, kodėl pirkau naują, o ne panaudotą, tai du dalykai. Pirmas yra šito naujo kaina yra gal tik tais $20 brangiau negu panaudoto. Ir antras dalykas, tai panaudoti būna dažnai sudrožti ir primišti kitų žmonių. O aš noriu būti pats pirmas, kuris primišiu šitą kostiumą. Tai dėl to, nu kadangi aš vis tiek visą vasarą jį naudosiu, tai pagalvojau, kodėl tų $20 nepagilėti ir tiesiog nusipirkti naują savo turėti gerą. Tai va, susikraunam daiktus ir tada lekiam pasiplaukiot. Eidamas žiūriu, kad kažkas krūmuose krepžda. Pasirodo, čia tiesiog šitas kalakutės. Jau Australijai šitų kalakutų labai daug yra ir jie vaikšto visur. Kaip pas mus Lietuvoje kokie balandžiai. Galvau, gal šiaip kokia gyvatė ar koks, nežinau, triušis ar kas nors, net nesumatęs čia triušių šiaip, bet gal gyvatė ir didelis voras koks nors, galvau pagaliau. Bet ne, čia tiesiog kalakutas. Šitų kalakutų čia visur va pilna, va, kaip tie, ką tik ir sakiau. Šitam paplūdimy apskritai jie populiarūs ir aš atsimenu praeitą kartą čia, kai buvau, tai jie visur vaikščiojo. Tiksliai pavadinimo aš jų neatsimenu, bet jie atrodo kaip maži kalakutai arba kaip vištos ir aš čia lesa visokius vabaliukus. Šitos vištos beje dar ir naglos labai yra. Kažkas paliko maistą. Bando tiesiog suvalgyti. Ei! Kažkieno pikniką, kažkieno rankšluostį bando sudaroti. Ir dar čia jos ką tik va, norėjau sakyti, kad pešasi dar viena su kita. Nu ką, chibrytė, džiaugiuosi turėdamas šitą kostiumą, nes vanduo tikrai nėra šiltas labai. Kažkaip žmonių čia pakankamai nemažai ir kai kas maudosi tiesiog. Bet aš galvoju, jeigu pabūsiu kokį pusvalandį vandenį, tai tikrai bus labai šalta. Dar ir turiu ir pirštinas kartu, nes čia pilna jūros ežių būna ir nesinorėtų prasidurti piršto, ypatingai jeigu bandai kažkur giliau panerti. Tai ką, manau, kad biškį paplauksiu toliau ir pasižiūrėsim, kas gero po vandeniu.
ką Chebrytė pasisekė, pamatėm mėlyną lupažuvę. Bandžiau išmatuoti sprindžiais, tai jeigu mano sprindis, tarkim, kažkur yra 10 cm, tai galinis pelekas vien tik 10 cm jos, tai aš manau, kad visos žuvies ilgis kažkur spėsiu, kad apie 60 cm, 70, nedidelė palyginu šiaip, kiek jau užauga, iki 1,50 m kažkur užauga, tai šita dar pakankamai nedidelė, sakyčiau. Yra dar ir vairių mažų žuvyčių, bet ne tiek daug, kiek praeitais metais, kai aš čia buvau. Ar be žuvų kažką čia daugiau pamatyti galima, aš pas nežinau, ar vėžlė atplaukė, spėjau, kad tikriausiai ne. Delfinai tikrai neatplaukė čia. Ar ryklių būna, tai nežinau. Klausiu dabar, o tai įdomu, tu nebijai ryklių, kad čia to suvalgys. Tai per metus čia vieną žmogų suvalgo statistiškai ryklys, tai šiais metais jau suvalgė vieną, tai aš jau kaip ir nebebijau, nes viskas, jau vieną suvalgė, dabar jau kaip ir nebeturėtų manęs valgyti. Ir šiaip rykliai dažniausiai taip arti kranto tikrai neplaukė. Čia Domas iš ateities, dabar montuoju šitą video ir žvengiu iš to, ką sakiau, tai netikėkit nieko, ką aš jums pasakoju apie ryklius. Matomai nieko nesuprantu. Rykliai atplaukė ir keli metrai iki kranto, tai nei vienu žodžiu netikėkit, nesu geriausias ryklių žinovas. Tai va, tai grįžtam atgal video. Tai manau, kad dar varau paplaukit biškį tenais, bet aš jau pats tampu kaip mėlynoji lupažuvė, nes mėlynos lūpos biškį irgi darosi, nes nėra šiltas vanduo. Kad ir kaip bebūtų, aš nesupratęs prie šalto vandens, net ir su kostiumu, jeigu tai vat ramiai būni, tiesiog žiūri žuvis, tai pasidaro vėsų gan greitai. Bet kadangi lauke labai šilta palyginus šiandien, nėra didžiulio vėjo, tai faina, išlipu šiek tiek pasišildyti ir manau, kad vėl šoksiu į vandenį ir tada bandau plaukti į kitą pusę. Ką tik tas čiuvelis priplaukė ten gelbėtojas, man atrodo, ir sako, ką, Chebrytė, lipam iš vandens, nes yra ryklys kažkur netoli. Tai grinai, ką tik prieš pusę minutės jums pasakau, kaip nebijau ryklio ir pasirodo, kažkur visai netoli yra ryklys. Tai sako, pabandykite nelipti vandenį dabar, kad nesuvalgytų, bet nelabai suprantu, kodėl kai kurie žmonės vis dar pasilikę vandenį yra, gal tiesiog dzin. Bet aš manau, kad tada lipu į krantą bent kol kas. Gerai, pasirodo, čia nieks nejuokavo dėl to ryklio ir realiai visi dingo iš vandens iš karto. Paklausiau tų žmonių, kuriems sakė, kad išlipti iš vandens, nes aš tuo metu buvau ant akmens, tai aš negirdėjau. Tai jiems sakė, kad šiandien ryte buvo atplaukęs ryklys. Bull shark vadinasi, tai jie čia vieni tų dažniausiai sutinkamų, kurie valgo žmonės irgi. Ir sakė, ryte buvo atplaukęs, dabar vėl sugrįžo. Tai tiesiog dėl saugumo nori, kad visi išliptų iš vandens. Nesakė, kuriam laikui, nesakė, ar ilgam uždaro paplūdimį, ar tik tais, kol tas ryklys vėl dings. Juokingiausia, kad grinai tada, kai filmavau tą praeitą kadrą, kada sakau, ar nebijau ryklių, nes tik vieną per metus suvalgo. Ir tuo pačiu metu priplaukė gelbėtas ir sako, lipkite iš vandens, nes ryklys. Ar lipsiu dar į vandenį? Nežinau, šiaip norėčiau, nes dabar kaip tik saulė žiauriai kepina ir labai norėčiau dar pažiūrėti, kas kitam krante yra, bet neįsivaizduoju, kiek laikų reikės, nes labai abejoju, kad čia tiesiog pasakys mum, kad jo, hebra, viskas sakai, galite lipti, nes mes nesam tam pagrindiniam paplūdimy. Matau, kad žmonės pamažu sugrįžta į vandenį ir yra vienas snorklintis, kuris matau, kad varys tenais, kur aš ką tik snorklinau. Aš galvoju, nuvarysiu į kitą pusę, kur arčiau šiek tiek yra kranto ir irgi galbūt pasnorklinsiu, nes gelbėtų kaip ir nėra aplinkui. Gal pabandom tiesiog arti pabūti ir biškį pasnorklinti irgi.
Nu ką, hibridai išėjo ir antrą kartą pasnorklint, tai džiaugiuosi, kad ryklys nesuvalgė, čia yra pliusas. Žuvyčių visai yra, bet ne tiek daug, kiek norėtųsi. Kaip suprantu, dar šiek tiek per šalta apskritai čia žuvim atplaukt. Ką dar pastebėjau, tai dėl savo kostiumo, jisai šiek tiek yra per storas. Kai bandai panerti, iš karto iškeliai į viršų. Tai matysit medžiagų, realiai viską filmavau iš viršaus, nes kiek tik bandydavau kažkur giliau, iš karto į paviršių. Realiai vieninteliai šitas tai prisikrauti triusikus akmenų, arba tiesiog paprasčiausiai gal išeis nusipirkti kažkur svarmenis pigiau. Tai va, tai toks trumpas ketchupas, kas įvyko. Žiauriai įdomi diena. Aš nežinau, ar aš dar baigiu video, tik dėl to, kad aš dar noriu visai pasivažinėti čia palei paplūdimį ir gal pafilmuoti kažką įdomaus. Bet jeigu jau nieko naujo nenufilmuosiu, tai vis tiek džiaugiuosi diena. Žiauriai faina buvo, pamatyti šiek tiek ir žuvų ir dar pasirodo, kad ryklys buvo atplaukęs, tik gaila nemačiau. Tai va, tai tiek. Ačiū, kad žiūrit. Ačiū beje tiem, kurie komentavot praeitą video ir palikit ir dabar komentarą. Ir aš vis dar laukiu blogų komentarų, nes nieks nieko blogo nepakomentavo kol kas. Tai laukiu blogų. Ačiū, hibridai, ir kitą kartą.